Pirmiausia, komentaras apie rungtynes pačias. Džiaugiamės, kad laimėjom. Atrodo, kad įgavome visai neblogą formą ir dabar svarbiausios kovos. Skaitykim, liko lemiamos Lietuva kovos su patekimu į atkrintamąsias varžybas, jas visas kol kas laimime. Tikėkimės, kad iškovosime ir likusias dvi varžybas. Kalbant dar apie rungtynes, pati pradžia buvo gan tokia sunkoka. Per 6 minutės 5 taškai tik tai buvo pelnyti, vėliau lyg ir įsibėgėjot. Kuo tai paaiškinti pats? Mes įmetėm 5, bet jie daugiau irgi neįmetėm. Treneris sako visą laiką, kad jau geriau žaiskite 0-0, negu kad būtų 20-20 po kelių minučių. Tiesiog akcentuojam gynybą. Tas pasiteisino. Laužėm, po truputį nulaužėm. Prieš rungtynes buvo gynyba labiausiai akcentuojama. Pas mus dažniausiai visą laiką gynyba akcentuojama. Gerai ginsis, tada galėsi greitą puolimą baigti lengvai. Trečias mačas per 6 dienas ir, ta prasme, dar laukia 2 mačai. Kaip jaučiasi komandoje fizinis nuovargis? Yra kažkas? Tai pas mus yra 12 lygiaverčių žaidėjų, dabar jau 13. Ir vyksta tokia didelė rotacija, visi žaidėjai keičia, stengiasi treneris padalinti minutės po lygiai. Na ir, manau, išsaugosime tas jėgas. Nes ne mes vieni taip žaidžia, kitos komandos irgi taip žaidžia, vis nesilsi. Yra kaip yra. Rungtynių pabaigoje vis tiek treneris, nors rezultatas buvo aiškus, nugalėtojas aiškus, prašė minutės pertraukėlių. Tai buvo tarsi savotiškas namų darbai, savotiški prieš kitas būsimas. Ne, tiesiog dažnai komentuojam, atsipalduojam ir leidžiame įmesti kelis tritaškius laisviems ar dar ką. Ir tiesiog paėmė minutės pertraukėlį, dar vėliau, kad taip nebūtų, kad susirinko žiūrovai, rodytume pagarbą jiems ir užbaigtume taip, kaip visas varžybas žaidėme. Apmaudu, kad 100 taško nepavyko įmesti. Jo, šiek tiek apmaudu. Čia kaip mane praeitą kartą kaltino, kad specialiai pramečiau, kad bičiu neš, tai dabar galima to, manau, irgi. Laisvas, snaiperis.